Va, Surskis, jam ant popieriaus lapą, prašom rašymo priemonę. Ką aš čia turiu daryti? Darysim grafologinę ekspertizę. Dėl ko? Aš grasinančių laiškų su nuodais abomai nesiunčiau, šliužo referendumo aš nepasirašinėsiu, kodėl jūs turit man rašyseną tirti? Garbusis, tikrinsim jūsų nerašyseną, o paišyseną. Nupieškit, prašom, man nemėtikit. Nupieškit man pimpalą. Ką tokį? Pimpalą, gerai girdėjot, nu ką? Pimpalą. Kieno? Jūsų... Kaip po tokį? Kaip po tokį? Gerai. Vyrišką per pusę lapą, kaip pats mėgstat dažnai darote. Gerai. Tai... Aš šito nedarysiu. Aš negaliu šito daryti per prievartą. Man kaip menininkų reikia įkvėpimo. Aš gyvenime per prievartą ne vieną nenupešiau šito, ko jūs prašėt. Gerai. Susikaupiam, paėmam parkelį ir nupešiam. Vo. Net nesišvaistam. Davai, pirmin. Pirmin. Nupešiam. Nu, davai. Davai, piešk. Piešk. Plaukai. Gerai. Duokit čia. Aha. Geras. Aha. Aišku. Nu, taip ir galvoju. Ką yra? Pono darbas, pačio darbas čia yra. Kur mano darbas? Kažkas 2 naktis iš eilės, gerbiamas Surski, naujojų pupyčių nariai, automobilio kapoto, nupaišė pimpalą. Žinot, aš pažiūrėjau spaudoj ir kažkaip taip, taip netyčia, pagalvojau, kad kažkur matyta. Tai vat kyla mintis, ar čia ne jūsų darbas. Tai va dabar, kaip ir viskas, paaiškėjo. Kitą duokit. Čia ne mano darbas, aiškiai matosi. Čia padėlkė yra. Jūs pats puikiai žinot, kad aš pešiu žymiai didesnį kapšą. Ir čia matosi. Čia jūsų darbas, Surski. Neišsisukinėkite. Ne. Ir man įdomu, kodėl jūs taip elgiatės, ha? Čia žinokit, koks tai žmogus inkognitas yra įsimylėjęs paprasčiausiai tą pupytę ir tokiu būdu nori atkreipti savo dėmesį į jį. Aš kai įsimylėdavau, tai aš visiškai kitaip, aš varnalėšų į plaukus primėtydavau mergaitai. Karvašodžiais apmėtydavo. Arba šokiuose pakulų pribarstydavo ant grindų, tai kai merginos šokdavo, tai jie pradėdavo tos pakulos eina į viršų ir pradeda nežiūrėti pupytę. Čia tai tas žmogus, kuris mieste ras pakulų ar karvašodžių ar varnalėšų, tai dėl to aš ir nupešė. Dėl to tas žmogus ir nupešė tą tokį nelabai gražų daiktą. Tą tokį, taip sakant, meilės simbolį. Keistas žmogus tikrai. Aš tai nedaryčiau niekad. Tai reikėjo kokią nors širdį ten sustrėlę pervertą. Jūs žiopliukas Romeo. Tai širdį. Aš gal kitos meilės norėjau. Tas žmogus kitokios meilės norėjau, kam ta širdis jam.